Labą dieną visiems, sveikinu ir vėl mūsų jau tradicija tapusioje renginių ciklo valandėlėje. Ir šiandien turime tikrai intriguojantį pranešimą. Jūsgi esate dauguma čia prisijungusių mūsų klientai, tai net ir man asmeniškai labai įdomu. Klientas visada teisus, tiesa ar mitas. Ir dar labiau džiaugiuosi galėdamas jums pristatyti mano pašnekovę Gitaną, ne tą Gitaną, bet kitą Gitaną, kur šiandien mus ir praves pro šią intriguojančią temą. Tai Gitana, prieš perdant žodį tau, noriu paklausti iš karto taip tiesiai šviesiai, ne dėl vardo ir kas su juo atsitiko pastarosius 4 metus išrinkus prezidentą, bet kokia tavo asmeninė sąsaja su šiandienos tema? Ačiū labai, Aivarai. Iš tikrųjų, laukiau šitą klausimą, net pasirašiau istoriją, kad geriau būtų visiems prisiminti. Kodėl man rūpi klientų patirčių valdymas ir panašiai. Iš tikrųjų, tai viskas prasidėjo nuo mano ilgos kasos paauglystėj, kadangi augau dar sovietiniais laikais ir tada tas klientas nebuvo karalius kaip šiais laikais. Tai turėjau aš tokią ilgą kasą ir sugalvojau, kad reikia ją man nusikirpti. Ir nuėjau į tą sovietinę kirpyklą, o ten sėdi tokia teta registratūroje. Aš pirmą kartą išsigandus ir panašiai prieinu, sakau, labą dieną, jinai sako, ko nori. Aš tokia visai pasimečiu, sakau, nežinau, sako, kai žinosi ir ateik. Ir aš apsisukau, išėjau ir ta patirtis, ta mano paauglystės, tokia patirtis, iš tikrųjų lydi mane visą gyvenimą, kad ir kaip būtų juokinga, aš iki šiol nelabai mėgstu eiti pas kirpėjas, ypač registruotis. Tai todėl galbūt esu toks pasąmoninė ta tokia išmokta pamoka, kad su klientais reikia elgtis gerai, lydėjo mane visą gyvenimą. Ir pradėjau savo karjerą labai techninę profesiją, buvau programuotoja, analitikė, projektų vadovė, bet jau būdama projektų vadovė ir analitikė, aš jau kontaktavau su klientais, turėjau tiesioginių sąsajų ir visada labai rūpėjo juos išgirsti ir patenkinti jų norus ir poreikius ir panašiai. Gyvenimas taip susiklostė, kad toliau pasukau kokybės valdymo procesus kryptimi ir prieš 5 metus atradau klientų patirčių valdymą kaip discipliną, kad mes į vidinį biznį galim žiūrėti klientų akimis ir iš tikrųjų siekti, kad tie klientai būtų patenkinti, kad jų patirtis būtų geriausia. Tai, kad pagrįsti savo profesionalumą, iš tikrųjų paminėsiu, kad esu viena iš 2 sertifikuotų klientų patirčių valdymo specialistų Lietuvoje. Sertifikavimą atliko Tarptautinė klientų patirčių valdymo asociacija. Tai tikrai ramia, kaip pasakyti, dūšia kalbu apie tai ir noriu, kad kuo daugiau žmonių atsisuktų ir verslų atsisuktų į klientą ir matytų tame naudą. Tai apie tai šiandien noriu ir pakalbėti, o šiuo metu vadovauju klientų patirčių valdymo asociacijai, TOVADS Customer. Mes esam labai jauni. Paieškokit LinkedIn, jeigu rūpi šita tema, tikrai turim ir interviu, ir darom renginius ir panašiai. Tai LinkedIn puslapį, jeigu mus seksit, tai tikrai gausit įvairios informacijos šitą temą. Tai tiek reklamos. Tai Gitana, aš tiesiog dar prieš visiškai perdant žodį tau truputis techninių niuansų. Man klausimų dėl tavo kompetencijos ir sąsajos su ši tema nėra, tai esu nusteikęs naudingai valandėliai, o visus mūsų klausytojus kviečiu jiems rūpimus klausimus, nedvejojant rašyti į čato dalį šio online susitikimo metu ir mes į juos pasistengsime šio webinaro pabaigoje atsakyti. Tai viskas, aš baigiau, laukiu smagaus pranešimo. Ačiū dar kartą Aivarui ir tikiuosi, kad praleisim laiką naudingai.
Bet kodėl mes kalbam apie klientų patirčių valdymą? Daug kas pasakys, kad jo, mes rūpinamės klientais, nes mes matuojam klientų pasitenkinimą ir norim aukštų rezultatų. Turim savo tiksluose ir dėl to mums tai rūpi. Kiti pasakys galbūt, kad iš tikrųjų mums rūpi ir norim kurti geresnę tą patirtį, kad klientai grįžtų. Dar nemėgsta žmonės turėti konfliktų su klientais, irgi rūpinasi, kad kuo mažiau jų kiltų. Iš verslo pusės, iš tikrųjų, kiekviena mūsų klaida ar nepatenkintas klientas ir panašiai yra pakankamai daug papildomo darbo, užima daugiau laiko, tai kad efektyviau aptarnautumėm klientus. Bet visa tai suveda iš tikrųjų, kad uždirbtumėm daugiau pinigų kaip verslai. Dėl to, kad laimingi klientai liks su mumis ir mes išleisim mažiau laiko konfliktų sprendimui ir panašiai, tai viskas išvirsta į tus pačius pinigus, ko verslai ir siekia. Tai aš manau, kad tikrai daug įrodinėti nereikia, kad šita tema yra labai labai svarbi. Ir tyrimas vienas parodė, kad 5 metų prioritetai čia pasauliniai rinkoje, čia nekalbu apie Lietuvą, kad 45,9% įmonių yra paminėję, kad prioritetų laiko vis tik klientų patirtį, tada kainodara, produktų kokybė, nes visas pasaulis labai labai sukasi į klientą, nes konkurencija yra be galo didelė. Ir kalbant apie klientų patirtį, aš noriu jūsų paprašyti pusę minutės pagalvoti, kokia jūsų patirtis buvo, pavyzdžiui, apsiperkant paskutinį kartą maisto prekių parduotuviai. Ką jūs pirmiausia atsimenat? Kodėl jūs pasirinkot tą parduotuvę? Kas lemia tą gerą kliento patirtį arba blogą? Ir gaila, neturiu galimybės padiskutuoti, būtų labai įdomu, bet iš tikrųjų, kad geriau pajustumėm kliento norus, tikrai labai labai siūlau dažniau sustoti ir pagalvoti apie savo patirtis kaip kliento. Mes labai daug išmokstam iš to, kai suprantam, kad jo, man čia patinka. O kodėl patinka? Todėl, kad kvapas, todėl, kad gerai išdėliotas prekės, todėl, kad didesnis pasirinkimas ir panašiai. Tikrai būtų galima atrasti daug dalykų, nuo kurių priklauso ta kliento patirtis, arba šiuo atveju mūsų kaip kliento patirtis. Ir jeigu kalbėti tik moksliškiau, tai kliento patirtis yra kliento kontaktų su paslauga ar produktu suma, žodžiu, ir kaip klientas jaučiasi kiekviename taške, kur jis kontaktuoja su įmonė, su jūsų paslauga, su jūsų produktu. Ir į tai eina viskas, ką klientas girdi, ką mato, ką skaito, ką liečia, kaip jis jaučiasi. Dėl to kartais mes labai supaprastinam viską ir galvojam, kad tai yra galbūt tik kaina, galbūt tik tai kažkokie apčiuopiami dalykai, bet ta patirtis yra tokia ganėtinai plati. Ir kai kalbam apie klientų patirtis, tai galim įsivaizduoti, kad viena dalis yra jausmai, tai gali būti malonus bendravimas, supratimas, aiškumas, saugumas, kad atpažįstamos. Visą laiką norėjau turėti tokią kavinę, kur ateini ir sakai, man kaip visada. Bet dar vis tokios neteko turėti. Bet kita dalis yra ta tokia proto dalis, kur mes žiūrim kainą, dirba parduotuvė, nedirba, kokie terminai pristatymo, produkto charakteristikos, kokybė. Ir su šita dalim iš tikrųjų vyksta gan didelė konkurencija ir labai sunku išsiskirti su kaina, darbo laiku ar ten terminais, nes visi stengiasi daryti kuo geriau. Tai ta jausminė dalis, ta supratingumo dalis, aš manau, yra tai, kur galima tą konkurenciją iš tikrųjų nugalėti. Ir ypač mažom ir vidutiniam įmonėm, kurios yra lankstesnės.
Tokių pasaulinių ženklų, kurie minimi kaip geriausia klientų patirtį kuriantis, tai yra tikrai tie didieji tokie brandai kaip Disneylandas ar ten Lego, Apple. Pavyzdžiui, Apple, sakom, netgi jeigu nusiperkat naują telefoną ir atidarinėja dėžutę, dabar jau daug kas nukopijavo jų tą dėžutę, bet tas toks sunkus atidarimas, toks tarsi stebuklas įvyksta. Čia viskas yra apgalvota, kad užkabinti tuos jausmus ir dar labiau sustiprinti tą tokį wow momentą. Ir taip, tai yra didieji, kurie turi daug pinigų, gali investuoti, bet pirmas klausimas yra, ar tikrai klientų patirčių valdymas yra skirtas tik didelėm įmonėm, ar vidutinis ir smulkus verslas irgi gali kažką apie tai pagalvoti ir daryti. Tai noriu ir pakalbėti, ar tai yra tiesa, kad tik didelėm įmonėm, ar mitas. Pagalvokite apie savo klientus. Klientai yra žmonės visų pirma. Ir jeigu dabar kažkas pagalvoja, ne, aš tai su įmonėm B2B dirbu, dar kartą pagalvokit, ar jūs bendraujat su įmonė, ar su žmonėm toje įmonėje. Taip, kad ta prasme, ar jūs būtumėt, ar dirbtumėt pagal individualią veiklą, ar maža įmonė, ar didesnė, visada yra žmogiškas ryšys. Visada klientas yra žmogus, visada darbuotojas yra žmogus. Ir neseniai dalyvavau vienoje konferencijoje, kur man labai patiko toks pasakymas, kad jeigu jau kartais darbe nežinai, kaip elgtis su klientu, tai elkis kaip žmogus. Tiesiog būk žmogumi, suprask ir panašiai. Tai kokia įmonė bebūtų, didelė ar maža, vis tiek kalba eina apie žmonių patirtis. Ir kodėl dar reikia mažom ir vidutiniam įmonėm atkreipti dėmesį į klientų patirčių valdymą, kad kaip ir didelėm, aišku, svarbus tas klientų pasitenkinimas ir lojalumas, dėl to, kad jūs norit, kad jūsų klientai apie jūs kalbėtų gerai, kad rekomenduotų jūs, kad išlaikytumėt ilgus santykius, ilgalaikius santykius su klientais. Lygiai taip pat jūs galit girdėti, ką klientai kalba apie jūsų paslaugas ir panaudoti tai tobulinant savo paslaugas, produktus ir panašiai. Kur jau šiek tiek minėjau, yra jūsų stiprybė kaip mažesnių įmonių, kad jūs tai galit panaudoti kaip konkurencinį pranašumą. Jūs išgirdę kliento grįžtamąjį ryšį galit greičiau sureaguoti ir pakeisti ar savo darbo procesą, ar produktą, ar paslaugą. Jūs galit greičiau prisitaikyti prie besikeičiančių klientų poreikių. Taip kad tikrai dar didesnė vertė jūsų įmonėm klausytis klientų. Ir be abejo, laimingi klientai ilgiau pasilieka su jūsų įmonė ir didina pajamas ir kuria vertę. Tai sutiksit ar ne? Mano nuomonė, kad klientų patirčių valdymas skirtas didelėm įmonėm yra mitas. Kiekviena įmonė turi ką nuveikti čia ir, kaip sakiau, mažesnės turi dar didesnę įtaką klientų patirčių valdymo savo rezultatą. Kitas toks teiginys, kurį aš kartais girdžiu ir netgi susiduriu su tam tikrom situacijom, kai verslai galvoja, kad klientai nori tik žemų kainų. Kuo mažiau sumokėtų klientas. Jis ateina ir ieško kuo pigiau. Iš tokių pavyzdžių galbūt būtų, ieškojau mašinos pirkti ir mane visą laiką vedė prie pigiausių. Nežinau, kuo remiantis, ar mano apranga buvo per daug kasdieninė, ar kažkas, bet prie pačių pigiausių. Atrodo, kad kaina yra viskas. Ir šitoje vietoje, kokie būtų argumentai, kad visų pirma, mes turim suprasti, ko nori mūsų klientas. Kokią savo problemą klientas nori išspręsti mūsų paslaugą ar produktų. Ir jeigu mes
suprasim, kokius tos iššūkius jisai sprendžia su mūsų produktu, kaip jis nori bendrauti, kaip jis, nežinau, ką jis veikia, ko jis siekia, kaip jis apibrėžia, kas yra gera kokybė. Aš manau, kad mes labiau pataikysim į tą kliento poreikį ir jis tikrai už tai sumokės. Tai tikrai linkiu pasigilinti ir suprasti tuos savo klientus ir galbūt juos galima netgi kažkiek paprofiliuoti arba, kaip sako, savo paslaugą ar produktą personalizuoti, kad galbūt, nežinau, galbūt studentas nori vieno, o, nežinau, pensininkas kitų dalykų nori. Ir jeigu jūsų klientai yra ir tie, turbūt galima skirtingai komunikuoti, galima truputėlį priderinti tas paslaugas ir produktus ir labiau pataikyti į jų poreikius ir vėlgi nespausti ant tos kainos, o tikrai pasiūlyti, ko jie nori. Ir čia dar kitas iš Gartner šaltinio toks tyrimas atliktas, kas lemia gerą klientų patirtį, tai galit matyti, kad kokybė, mėlyna yra, ką sako klientai, raudona yra, ką sako patys verslai, kad kokybė yra didžiausias kriterijus. Jeigu jau parduosim kažką nekokybiško, be abejo, klientai bus labai nepatenkinti. Kaina yra antroje vietoje, bet ir pristatymas, ir komunikacija, garantinis aptarnavimas, ką mes dažnai pamirštam, problemų sprendimas. Čia irgi galiu pasidalinti jau iš kokybės valdymo srities, kad kartais gerai išsprendus problemą mes gaunam lojalesnį klientą negu prieš tą problemą. Čia ypatingai lietuviai sako, nu tai kaip tau patinka? Ai, normaliai. Bet jeigu susidūrė su problema ir ją gerai išsprendė, ko gero turėsit labai labai lojalų klientą. Tai atkreipkite dėmesį į tai ir darbuotojų požiūris, ir lengvų, žodžiu, daug visokių dalykų kitų ta prasme, kaina taip. Tikrai yra kategorija žmonių, kur kaina yra pagrindinė, bet yra labai daug kitų dalykų, kurios klientai vertina ir už kuriuos pasiruošia mokėti. Ir tie laimingi klientai, jie dažniausiai sako, jie mane atpažino, jie mane suprato, man padėjo, kad tai buvo paprasta padaryti, jaučiasi saugiai, ypač kas liečia ten kokius nors finansinius dalykus ir panašiai, tai duomenų apsaugą, aš manau, labai svarbu užtikrinti. Atitiko mano lūkesčius, nustebino. Yra daug kitų dalykų, kuriuos klientai vertina ir kaina yra nelygų vertė, nes iš tikrųjų vertę mes perkam, o ne kainą mokam. Tai nežinau, ar įtikinau, tikiuosi, kad taip, kad klientas nori ne tik žemų kainų, bet yra daug dalykų, kuriuos klientas vertina ir už tai pasiruošęs mokėti. Labai tikiuosi, kad sulauksiu klausimų pabaigoje, nepamirškit rašyti eigoje. Labai norisi tos diskusijos. Kitas dalykas yra, kurį irgi girdžiu ir žmonės daug kas, netgi kai pasakau, kad dirbu klientų patirčių valdymo srityje, jie sako, mes irgi turim klientų aptarnavimą. Ar tikrai tai yra tas pats? Ar tikrai klientų patirties valdymas yra tik klientų aptarnavimo klausimas? Ir čia noriu pasiūlyti atsistoti į kliento batus ir nueiti jo kelią. Klientų patirčių valdymo metodika iš tikrųjų yra apie tai, kad pažiūrėti į savo verslą kliento akimis. Ką tai reiškia, kad mes nusipiešiam kliento kelionės žemėlapį. Tai ne mūsų vidinis procesas, tai yra procesas, kurį praeina klientas. Ir toje diagramoje iš tikrųjų matosi visi etapai, matosi, kada mes kontaktuojam, tai yra, kada klientas su mumis kontaktuoja,
apsirašom emocijas, požiūrį ir taip toliau. Ir kai matom tą žemėlapį, tada yra lengviau suprasti kliento kelią ir pamatyti, kas kūrė patirtį tuose kontaktuose, touchpointuose, kaip angliškai vadinami. Čia galbūt labai teorija, bet jeigu aš parodysiu tokį paveikslėlį, neišsigąskit, jis nėra jau toks baisus, aš pavaizdavau kliento kelią, pavyzdžiui, kai jis renkasi prekę, derasi dėl kainos, apmokėjimų sąlygų, pristatymo laiką ir sutartis paskui pasirašoma. Ir tai gali būti toks ilgas procesas, kur įtraukiami vis kiti žmonės, kur yra susitikimai, skambučiai, laiškai, kažkokie dokumentai. Ir visą tai mes vis kontaktuojam su klientu ir galų gale gaunam pasirašyti sutartį su juo. Ne? Kaip ir viskas sakė, mes iš vidaus turim procesą, kas įtraukta ir taip toliau, bet jeigu mes žiūrime iš kliento pusės, kaip jis jaučiasi, pavyzdžiui, pasirinkdamas prekę, galbūt jis yra susidomėjęs, dėl kainos jis nėra užtikrintas, ar ta kaina yra geriausia, ten kokio apmokėjimo sąlygų jaučia nusprendęs pirkti ir kaip jisai jaučiasi, ne? Jis jau dabar ryžtingas, kad pirks. Tada jau derinam tuos pristatymus, jau nekantrus, nes jau nori gauti tą prekę. Ta prasme, mes kaip pažiūrim į savo verslą iš kliento pusės, mes matom, ką klientas praeina. Ir tada galim pasižiūrėti į vidų. Gerai, o pavyzdžiui, dėrybos dėl kainos. Kokie tie sunkumai, su kuriais jie susiduria? Ir kokie departamentai į tai įtraukti, kokie procesai tame dalyvauja, netgi galbūt sistemos. Ir tada jau žiūrim, kaip šitą dalį, kuris yra nelabai patenkintas, mes galim atliepti visoje organizacijoje. Galbūt IT turėtų kažkokias sistemas pagerinti, kažkokius, nežinau, matematinius modelius, kainodaras ir taip toliau. Gal procesą turėtumėm pasigerinti viduj, nes per daug viens kitam siuntinėjam ir derinam ir per daug tų patvirtinimų norim ir panašiai. Ir tai parodo, kad ne tik kliento aptarnavimas, bet viskas, kas yra po tuo kliento, kaip pasakyti, skėčiu, yra visa mūsų organizacija. Galbūt ne kiekvienam taške mes visi esame įtraukti, bet labai toks geras, kaip pasakyti, uždavinys, kad ir jūs esat maža įmonė, tai tuo labiau pasižiūrėti, kokius žingsnius klientas praeina ir kas ką daro viduj ir ką mes galim paderinti. Tai jeigu šitą tokį uždavinį išsispręstumėt, iš tikrųjų pamatytumėt, kad tą kliento patirtį kūrė visi, kiekvienas kūrė. Nes jeigu tai yra kažkoks vadybininkas kažką pardavė, vis tiek yra kokia nors finansų ar buhalterinis skyrius, kuris išrašinėja sąskaitas. Ir jis išrašydamas sąskaitas, jis nežino, kad tuo gali sugriauti klientų patirtį. O ką gali vadybininkas su to padaryti? Tai tikrai suprasti, kas atsakingas už kurią dalį ir kad kiekvienas turi savo rolę klientų patirties gerinime ir kūrime. Taip, kad šitoj vietoj tikrai nedėčiau lygybės ženklo tarp klientų patirties valdymo ir klientų aptarnavimo. Klientų aptarnavimas yra be galo svarbi funkcija, bet jie yra, ta priekinė fronto linija, kurie bando užglaistyti. Bet jeigu mes viduj nesusitvarkysim visų dalykų, tai jie turės visą laiką ir glaistyti ir spręsti tas problemas ir klientai nebus patenkinti. Tai tokia būtų mano išvada. Dar vienas teiginys, vis labiau ir labiau girdimas, yra laimingi darbuotojai, laimingi klientai.
gal kai kas ir atvirkščiai norėtų pasakyti, bet čia norėčiau stabtelti ir ką aš girdžiu apie laimingus darbuotojus, kaip įmonės rūpinasi savo darbuotojais. Kaip pagrindinius dalykus pradeda minėti, kad pas mus nemokama kava, draudimas, tas, anas, trečias, tai yra labai gerai, bet aš sakyčiau, tai yra tam tikra kaip higiena. Bet ko žmogus atėjęs į darbovietę tikisi, tai tikisi, kad jo darbas būtų naudingas. Kažkokios prasmės ieško, ne? Yra tokių galbūt, kur gali ir labai rutininį darbą daryti, bet va tos prasmės, kad jie galėtų daryti tam tikrą įtaką, kad jo darbas būtų naudingas. Ir šitoje vietoje mano mėgstamiausias tokia istorija yra, kai yra, žodžiu, du žmonės skaldo akmenis, tašo akmenis ir prieina prie vieno žmogus sako, ką čia darai, sako, aš akmenį tašau. Prie kito prieina, jis lygiai taip pat tašo akmenį, bet sako, aš tai bažnyčią statau. Ta prasme, darbas tas pats, bet suprasti tą savo prasme ir kokiam tu procese arba kokio produkto kūrime tu dalyvauji ir kaip klientai vertina tą tavo darbą yra labai svarbu. Ir čia labai priklauso ir nuo įmonės kultūros, dėl to paminėsiu kelis aspektus, kad įmonės vertybės ir strategija turi palaikyti tą pirmiausia klientas filosofiją, kad tikrai kiekvienas suprastų, kad kliento poreikiai yra labai svarbu juos suprasti ir maksimaliai išpildyti. Darbuotojai patys turėtų naudoti įmonės produktus, tai nežinau, kaip juos, kaip pasakyti, paskatinti, kartais įmonės duoda nuolaidą savo produktam, kartais, bet svarbu, kad tas produktas būtų iš tikrųjų toks geras, kad patys darbuotojai norėtų jais naudotis ir rekomenduoti draugam, kad būtų galimybė priimti bent mažiausiai kažkokį tai sprendimą pačiam darbuotojui, kad sukurti tą wow momentą. Nežinau, kažkokį tokį, angliškai vėlgi, extra step, tokį papildomą žingsniuką. Žinau, kad ir saldainiais pavaišinti, ar kažkokį tai kitą kažkokį dalyką padaryti, kad darbuotojas galėtų ne tik patenkinti, bet truputį viršyti tos lūkesčius kiekvienam konkrečiam momente. Kad klientų patirtis būtų vienas iš kriterijų vertinant darbuotojų efektyvumą ir rezultatus. Čia vėlgi gali būti kažkokios apklausos, kažkas tokio ar kažkokios klientų atsiliepimai renkami ir darbuotojas matytų, kad jo darbo rezultatas yra vertinamas taip pat ir klientų. Darbuotojų įtraukimas į procesų produktų tobulinimą. Čia kita istorija yra. Aš esu, čia reklamos paduosiu, Barboros iš tikrųjų fanė. Man visada užsakau maisto produktus Barborai ir kažkaip susidraugauju su tais kurjeriais, ten vis tie patys atveža ir kažkaip paklausiau, kaip diena, kaip sekas, sako, o siaubas, sėdi ten savo kontorai, sako, ir man šitą maršrutą subraižė. Ką jie nežino, kad tuo metu važiuojant ten taip ir taip, kad šituo keliu yra geriau. Ta prasme, tas žmogus, kuris atlieka tą funkciją, jis žino netgi geriau, kaip padaryti, negu kad kažkur galbūt procesų skyriui ar panašiai. Tai aš labai skatinčiau, kad darbuotojai turėtų tą galimybę pasidalinti tom idėjom, ką mes galim įmonėje daryti geriau ir patobulinti tos dalykus. Ir iš tikrųjų labai svarbu tas įmonės pažadas klientui, kad visi mes suprastumėm, kur yra tas fokusas, ko mes siekiam, kaip mes įsivaizduojam tą gerą klientų patirtį ir ką mes pažadam klientui. Ir aš mėgstu iš tikrųjų pasižiūrėti įmonių
tos šūkius ir kažkiek įvertinti iš tikrųjų, ar šitie tokie šūkiai ir pažadai duoti man atitinka, ką aš gaunu. Ir pavyzdžiui, jeigu paskaitysiu atsitiktinai, senukai visada išsirinksi, tai aš tikėčiau tikrai labai plataus asortimento, ne? Ir kad bet kokioj mano situacijoje bus ten sprendimas, ne? Tele2 tikriausiai pigesnis, ne? Bet bitė galbūt aš gausiu tų wow momentėlių daugiau, nes jie sako, jumis rūpinamės labiau. Ir būkite atsargus dėdami šitos šūkius, nes tai yra tam tikras irgi kaip pažadas klientui ir lūkesčių sukėlimas klientui. Tai aš manau, kad darbuotojai šitos pažadus irgi, jie turėtų suvokti tos prioritetus ir atitikti įmonės tą strategiją. Kodėl darbuotojams iš viso turi rūpėti tas klientų pasitenkinimas? Todėl, kad jie bus labiau patenkinti, nes pamatys prasmę, kad jie gali išspręsti klientų problemas, padėti žmonėm. Taip pat padeda augti, nes jeigu tu nori tą produktą gerai parduoti, tinkamą produktą, tu turi susipažinti su produktais, su naujom tendencijom ir panašiai, ir visą laiką mokytis. Gerina komandų bendradarbiavimą, nes prieš tai esančiam mite sakiau, kad čia tikrai nėra tik tai klientų aptarnavimo skyriaus darbas, tai yra tarp komandinis darbas ir įsitraukia visa organizacija. Ir jeigu gerai atliks darbą, klientai bus patenkinti, jų darbuotojų vertinimas yra paremtas klientų nuomonė, tai aišku, tikėsis didelė tikimybė, kad ir kelsit atlyginimą arba duosit kažkokias karjeros galimybės. Tai darbuotojai negali būti laimingi be klientų ir klientai negali būti laimingi be darbuotojų. Tai iš tikrųjų tai yra tiesa, laimingi darbuotojai yra laimingi klientai. Tai nepamirškit, kad reikia rūpintis ne tik klientais, bet ir darbuotojais. Pasižiūrėjau į laiką, turim pakankamai turbūt pagrindiniam klausimui ir mitui. Tai vis tik, klientas visada teisus ar ne visada? Tai tiesa ar mitas? Aš pradėsiu kažkiek galbūt nuo toliau, ar visi turit atsakymą, kas yra jūsų klientas, o kas nėra jūsų klientas. Nes kas nėra jūsų klientas, jie greičiausiai ir bus nepatenkinti ir jų pasitenkinimą investuoti labai ir nereikia, bet jūs labai turit aiškiai iškomunikuoti. Ir kaip pavyzdžiui, galiu pasakyti, kad jeigu jūs kepat bandeles, atėjo žmogus, sako, man reikia torto vestuvėms. Taip labai norisi paimti pinigų iš to kliento, nes jis jau atėjo, bet jūs nekepat torto. Tai nebandykit parduoti tos bandelės ir įtikinti, kad čia yra tortas. Jeigu jūs iš tikrųjų, šitas žmogus nėra jūsų klientas dabar. Jeigu jūs gražiai parekomenduosit tortų kepyklą šalia esančią, jis nueis nusipirks tortą ten, bet pusryčiam grįž pas jūs bandelių. Tai tiesiog reikia tikrai suvokti, kas yra jūsų klientas, o kas nėra. Ir kaip kitas pavyzdys, pavyzdžiui, jeigu skridot su Ryanair lėktuvais, taip, tai yra pigiausios kainos, taip, mažai vietos kojom, taip, ten neduoda valgyti. Bet jie ir labai aiškiai pasako, kad mes tokie ir mūsų klientai yra tokie. Jeigu tu ateis ir pasakysi, man reikia čia, nežinau, vipinių vietų, jie to nepasiūlys, nes jūs nebūsit jų klientas. Tai ne visi žmonės yra klientai ir jūs turit labai suprasti, kas yra jūsų klientas. Ir turbūt daugiau investuoti į tą, kas jūsų klientas, o ne į tą, kas nėra. Kitas dalykas, klientas visada teisus, kaip jis jaučiasi.
tas žmogus, kuris galbūt nėra jūsų klientas, ateis pas jūs ir supyks, kad nėra čia tų tortų, jo jausmai tikri. Jūs turit suvokti, kad jis jaučiasi blogai ir įjungti kažkaip empatiją, supratimą, norą padėti, galbūt, sakau, tas nukreipimas pas konkurentą būtų tas, kad aš suprantu tavo problemą, bet negaliu padėti. Taip, kad supykti ir kažkaip, kad jisai jaučiasi blogai, mes neturime, mes turime įjungti tą supratimą, nes tai, kaip klientas jaučiasi, tai yra tikra, tai yra jis tame teisus. Ir jau čia mūsų išradingumas, kaip visą tai apžaisti. Kitas dalykas, kur mes susiduriam su tuo teisus, neteisus, tai yra lūkesčiai. Nes jeigu kliento lūkesčiai yra aukštesni negu realybė, ką mes duodam, čia vat ir atsiranda tas neteisybės toks jausmas, tas nusivylimas, tai maksimaliai komunikuokim aiškiai lūkesčius. Jeigu jūs žinot, kad kažko nepadarysit, jeigu jūs žinot, kad per vieną dieną nepristatysit, tai nežadėkit, nekelkit lūkesčių. Bet jeigu jūs pasakėt per vieną dieną pristatysit, pristatėt per 2, tai be abejo klientas bus teisus, būdamas piktas ir rašydamas skundą. Tai valdymas, būtent klientų lūkesčių valdymas yra labai labai svarbi dalis. Bet yra situacijų, kur tikrai tas posakis klientas visada teisus, negali būti taikomas, nes kartais klientai turi nerealistinių, tokių nerealių lūkesčių. Gali prašyti kažkokių dalykų, kurie galbūt prieštarauja įmonės politikai ar kažkur net teisės nuostatom. Galbūt yra, nežinau, kažkokie grūbus ar nepagarbus, ar net kažkaip nori apsukti ir gauti naudą savo. Ta prasme, tikrai negalim sakyti, kad visi klientai visada teisūs jo, yra ir teisinių nuostatų. Ir galų gale, jeigu mes pildysim kiekvieną kliento norą, tai ilgalaikės finansinės pasekmės irgi nebus labai geros. Tai ir dar vienas dalykas, išgirskim tą grįžtamąjį ryšį, tą nepatenkintą klientą, paieškokim, ką mes ne taip padarėm, arba ką mes turim pakeisti ir pagerinti tą patirtį ateityje, o ne bandyti greitai užglaistyti. Ir šitoje vietoje aš irgi stabtelsiu, turiu tokią istoriją. Mes buvom Legolande ir, žodžiu, gyvenom tokiam mediniam namūke, ryte atvežė patalynę kitiem klientam ir su ta dėže taip į tą namūką, bum, mes pašokom ten, dukra apsiverkė beveik ir vyras taip, sako, tikrai, pasakysiu, taip negalima, kad nevežtų tos patalynės kitiem klientam taip anksti, kai žmonės miega. Ir nuėjo, kaip pasiskusti, bet, tiesiog su tokiu pasiūlymu, kad gal kažkaip peržiūrėkite savo procesą. Tai buvo reakcija tokia, kad jie tiesiog įgrūdo Legolando kepurę. Tipo kompensacija. Bet mes net ne kompensacijos ėjom, mes ėjom tiesiog pasakyti, kad tai nepatinka ir galbūt kitiem nepatinka, gal jūs taisykit. Tai tas nenoras išgirsti, o iš karto užglaistyti, tai irgi yra, ta prasme, nelabai geras dalykas. Tai tokių visokių situacijų yra ir iš tikrųjų tas teiginys, klientas visada teisus, kaip ir būtų mitas, nes mes daug matėm situacijų, kur galbūt ne visada jis yra vienareikšmiškai teisus, bet yra svarbu, kaip jūs su ta situacija susitvarkat. Įjungti supratimą, empatiją, pabandyti patarti,
kaip kitaip galima tą jo problemą išspręsti, išgirsti, pabandyti pakeisti dalykus pas save. Ir kaip literatūrai skaičiau, tas pasakymas toks klientas visada teisus, jisai yra labiau toks kaip lozungas įmonėm pasakyti, kad mums rūpi klientas. Bet jeigu mes šitą pasakymą taikom taip pažodžiui, tai yra labai daug rizikų. Taip, kad tikrai labai siūlau nepamiršti to kliento fokuso ir panašiai, galbūt ir naudoti tą klientas visada teisus, bet ne pažodžiui, o tiesiog parodyti visiems, kad mums klientas rūpi. Ir porą skaidrių tiesiog iš klientų patirčių valdymo pusės. Čia galbūt padės irgi jūsų versluose, kad mes turim išgirsti tą kliento balsą ir ne tik koks nors ten marketingo skyrius, ne tik kliento aptarnavimo skyrius, mes turim komunikuoti tas kliento balsą visiems darbuotojams, kad jie suvoktų, kad jų darbo rezultatas įtakoja kliento pasitenkinimą ir patirtį. Tada, kai matom iš klientų balso, kad kažkas neveikia, kažkas skauda, reikia mums pasižiūrėti, kas labiausiai skauda. Nes jeigu mes reaguosim į kiekvieną pastabą, tai ten nespėsi keisti vieną ir kitą pusę. Bet jeigu mes surinksim visas tas klientų nusiskundimus ir pažiūrėsim, kurie dažniausiai pasitaiko ir pradėsit mažais žingsniukais, prioritizuodami, tai pasižiūrėsit, kas skauda labiausiai, tada, o kodėl, kur problema, ar mūsų procesai, o gal darbuotojus apmokyti reikia, o gal, nežinau, IT sistema kažkokia turi bugą ar kažką. Reikia būtinai pakasti giliau, kodėl yra ta problema ir tik tada imtis veiksmų ir vėl įvertinti, ar tie veiksmai pakeitė kažką, ar jau klientai tuo dalyku nebesiskundžia ir taip sukti tą ratą. Aš čia viską papasakojau be teksto, nebesikartosiu. Tai toks labai paprastas modelis ir galima tikrai labai ant tokių mažų apimčių tą sukti ir visą laiką turėti galvoj. O jeigu kalbėti apie klientų patirčių valdymo tokius evoliucinius etapus, tai yra atsitiktinė patirtis, planuota ir išskirtinė. Tai jeigu jūs nieko nedarysit, klientas vis tiek susikurs patirtį. Jis vis tiek turės kažkokią patirtį. Vieną kartą gerą, kitą kartą blogą. Labai priklausys, su kuriuo jūsų darbuotoju tas klientas kontaktavo, labai priklausys nuo situacijos, labai priklausys, aš nežinau, dar nuo oro, nuotaikos ir panašiai. Ir tai bus atsitiktinė patirtis. Ta planuota ji yra labiau nuoseklesnė, kai jau mes turim bendrą viziją, tą fokusą į klientą, tas problemų sprendimas yra šiek tiek struktūruotas. Čia kaip vieną iš pavyzdžių galiu pasakyti, kad, pavyzdžiui, rytiniai susitikimai su darbuotojais, jeigu maža įmonė, pakalbėti apie klientų istorijas. Kas vakar atsitiko su klientais? Man tas, man anas, kaip išsisprendžia. Va tas toksai parodyti tą fokusą ir visą laiką galvoti apie klientą. Kitas toks irgi gan juokingas, bet, pavyzdžiui, įmonėse būna, kad susitikimų kambary yra kliento kėdė. Ir jeigu jūs sprendžiat kažkokią problemą, kažką ten diskutuojat ir taip toliau, atsisukat į tą tuščią kėdę, ko gero kitos spalvos ir sakot, o kaži ką klientas apie tai galvotų. Toks, visą laiką kažkokie maži dalykai ir tas jau būtų tam tikra sistema, kaip laikyti tą kliento fokusą visame tame, ką jūs
darant. Ir išskirtinė, tai iš viso labai gerai sustyguoti visi procesai ir galvojama tik apie klientų problemų sprendimą, visas produktų vystymas, visi prekio ženklų pažadai ir viskas yra pagrįsta klientų. Tai atsakykit savo, kur esat jūs. Ir kad būtų lengviau atsakyti, yra dar irgi keli klausimai, tokia, čia galit nuorodą irgi sekant, yra angliškai, tik tai tokius vertinimas, kiek jūsų įmonė jau pažengusi klientų patirčių valdymo srityje, tai ar jūsų darbuotojai žino savo rolę, kuriant kliento patirtis, ar visi žino dabartinį vertinimą. Pavyzdžiui, jeigu turit apklausas ir panašiai, turit suplanuotą veiksmų planą, kaip gerinsit patirtis ir kad tai vyksta nuolatinai. Tai čia irgi keli tokie klausimai, ir kuriuos galit savo atsakyti ir pagalvoti, ką galima daryti kitaip. Tai nusibodo man vienai kalbėti. Iš tikrųjų, paskutinis tai ir yra klausimas toks, kur jūs dėtumėt kablelį, kad kliento patirtimi rūpintis negalima nesirūpinti. Turbūt visiems aišku, kad negalima nesirūpinti, reikia rūpintis. Tai čia ir dėsiu savo tašką ir galim pereiti prie klausimų. Aivarai. Gerai, tai atsakant į tavo paskutinį paklausimą, kablelį tikrai dėtume po trečio žodžio. Ir kaip jau minėjai, kad kliento lūkesčius reikia patenkinti, ir šio webinaro pradžioje aš daviau, kaip ir kiekvieną kartą, savo pažadą Telia klientams, kurie čia yra prisijungę, kad mes atsakysime jūsų klausimus. Tai klausimų išderėjo ir Gitana pasiruoš, ir važiuojam. Tai pirmas klausimas yra labiau iš kliento dirbančios B2B klientais. Tai gal galėtum pasidalinti praktikom ir rekomendacijom, kaip gerinti klientų patirtį būtent B2B. Ir taip pat įdomu, kokius rodiklius, ar žinomus kaip KPI, rekomenduotum matuoti. Be jau ir taip žinomo MPS, o net promoter score, tai ar rekomenduotum? Toks dvilypės klausimas. Jo, su B2B kaip pagerinti. Vienas dalykas, nuo ko aš pradėčiau, tai truputėlį pasižiūrėčiau, kuriais paskaidyčiau rolės kliento pusiai. Pavyzdžiui, jeigu mes bendraujam su direktoriu, jam rūpi turbūt tik tai mūsų paslaugų kaina. Bet jeigu mes bendraujam jau su operacinė dalim, pavyzdžiui, kažką atvežam, išvežam, jau daugiau ir laikai, ir patogumai, ir taip toliau. Ta prasme, truputį pasižiūrėčiau, išskleisčiau, kas to įmonė yra tie mūsų klientai, ir galbūt jie turi kitokius tikslus, direktorius ir, pavyzdžiui, sandėlininkas, ar panašiai. Tai per tą prizmę tada vėl pritaikytumėm, kaip mes bendradarbiaujam ir ko jiem reikia labiau, ir labiau fokusuotumės į teisingus dalykus. Dėl matavimų, jo, NPS yra gražus tuo, kad jisai yra visose industrijose, visose įmonėse tas pats. Mes galim lygintis, ar tai būtų telekomunikacijos, logistika, vis tiek tas NPS jisai toks gražus ir panašiai. Bet iš jo mažai informacijos, o ką mums taisyti. Kodėl neaukštas tas NPS-as? Tai aišku, tada yra tas Customer Satisfaction survejus. Šitoj vietoj labai atsargiai reikia, nes neužversti tais survejais labai ypatingai daug ir tų klausimų. Tai keli tokie tips and tricks, jeigu norit, čia vėl aš angliškų žodžių įdedu, tokių pasiūlymų, tips and tricks. Jeigu norit tikrai daug ko paklausti klientų, jūs turit daug klientų, tai vienai grupiai išsiųskit pirmus 10 klausimų, antrai grupiai išsiųskit antrus 10 klausimų, paskaidykit tą auditoriją ir surinksit vis tiek tą pačią informaciją, tik tai
kaip pasakyti, neužbombinsit to kliento tais klausimais tiek daug. Arba turėti tas vadinamas moment of truth, kada klausiam klausimą apie konkretų kontaktą, touch pointą. Jeigu mes pasirašėm sutartį, mes galim tik taukštą, kaip visas tas procesas iki čia ir atėjo. Tai tada jau klausim konkretaus. Tai labai įvairių yra struktūrų tų klientų customer satisfaction arba CSAT matavimų. Bet vienas, kuris dar matavimas labai populiarėja, tai yra angliškai užmiršau, bet žodžiu, kaip lengva naudoti jūsų paslaugą. Ar tai buvo lengva ir šitą galbūt jūs net neklausit savo klientų, jeigu tai yra, pavyzdžiui, internetinė prekyba ir panašiai, jūs galite išsitraukti, kiek laiko tas žmogus užtruko šitoj parduotuvėje mano internetiniai, kiek iš jų nebaigė užsakymų, kiek dar ir va šitie dalykai irgi labai parodo, kiek tas klientas pas jūs laimingas arba ne. Dar turim tiesiog operacinius visokius dalykus, kokius nors ten duomenis, kiek klientų išėjo iš mūsų per paskutinius metus, kiek mes netekom klientų, kiek yra naujų klientų. Tas būtent retention, tas pasilikimas su mumis. Ir begalė kitų. Jeigu dar įdomu, tai parašykit mane asmeniškai, LinkedIn atsiradę, tai tikrai padiskutuosim. Tai dėkui, Gitana, už tą atsakymą. Dar lygiai parekomenduosiu, kad visą laiką galima pasinaudoti ir atvirom dirbtinio intelekto paieškom ir palyginti, ką atsako ekspertai ir ką atsako dirbtinis intelektas. O sekantis klausimas būtų, kaip galima ištirti klientų lūkesčius, dar tik pradedant veiklą, kol realių klientų kaip ir nėra. Čia yra labiau marketingo dalis, kaip pasakyti, tikrai yra tų tyrimo įmonių, kurios pagal jūsų nusistatytą kliento profilą turbūt apklaustų arba ten kažką padarytų potencialius klientus. Bet su šituo aš iš tikrųjų mažiau dirbu. Čia daugiau marketinginis toks klausimas. Aš noriu išlaikyti esamus klientus labiausiai. Ok, tai čia kažkaip natūraliai ir sekantis klausimas galbūt bus lengvesnis su atsakymu. Kuriuo metu geriausia prašyti atsiliepimo? Esamo kliento, naujo kliento ar naujos užklausos atveju? Jo, kiekviena vėlgi situacija, kiekviena paslauga yra vis kitokia, bet pamodeliuokit, galbūt vertėtų nusipaišyti šiek tiek tą žemėlapį, tą kelią, ką praeina ir kuris tas taškas būtų jau tas, kuris iš tikrųjų lemia tą geriausią patirtį. Ir, pavyzdžiui, dirbant su atrankų kompanija, mes klausiam, kada žmogus jau patvirtina, kad jis eina į tą poziciją. Mes neklausiam, kaip praėjo jūsų interviu arba kaip praėjo dar, ne? Bet tiesiog, kadangi visi kiti tie punktai kaip ir dar nieko nesprendžiantis klientui ir tai bus tik toks indikacinis toks matavimas, bet kai jau jis visą tai praeina ir yra rezultatas, tada galima galbūt paklausti, o kaip visą tai vyko. Tokį kaip neigiamą galiu pasakyti, kad buvo problema, aš turėjau problemą su viena įmonė, labai sunkiai aš ją ten sprendžiau ir, žodžiu, man paskambino iš call centro, pašnekėjau labai maloniai su mergaitė, ji kiek galėjo man padėjo, bet kaip sakiau, ne vien kliento aptarnavimas gali išspręsti visas problemas ir po šito skambučio aš gaunu klausimą. Ar rekomenduotumėt mūsų įmonę savo draugam remiantis šituo skambučiu? Ta prasme, čia buvo tik skambutis, ta mergaitė padarė viską, ką gali, bet ar aš rekomenduočiau įmonę remiantis šituo skambučiu? Aš turiu dar visą kitą bagažą, kuris mano patirtį nusprendžia. Taip, kad labai atsargiai įvertinkit, kur dedat tos vertinimus.
ir kaip formuluojat klausimus. Gerai, o tada aš dabar vėl irgi pabandysiu tinkamai suformuluoti klausimą. Koks geriausias būdas įkalbėti klientą palikti atsiliepimą arba įvertinimą po aptarnavimo įvykusio sandorio? Pagal praktiką klientas gavęs naudą nedažnai pasidalina įžvalgom apie įmonės konsultavimą ar komunikavimą su juo. Čia gal iš tos pusės, kad jeigu jau prisidirbo, tai ant emocijų ir įsilieja, o jeigu viskas gerai, kaip paskatinti klientus pasidalinti jų grįžtamojo ryšių? Iš tikrųjų yra, tikrai matėt ir patys patyrę tokių visokių paskatinimų, kaip nuolaidėlė, kaip papildoma kažkokia nauda, kad tu atsakei tą klausimyną. Aš šitą vietą šiek tiek turiu tokį profesinę lygą, kad aš visada atsakinėju. Ir kas mane paskatina, man kaip tik atvirkščiai, man paskatina tai, kai buvo labai gerai. Bet čia yra dar ir kultūrinis dalykas, kad mes lietuviai, kai yra tikrai gerai, mes sakom normaliai. Ir tada jau kažkokių atsiliepimų nepaliekam. Tai turbūt vėlgi atsižvelgiant į jūsų klientus, kas yra jūsų klientai, jūs turit pagalvoti, kas juos motyvuotų. Galbūt nepabijot turėti net kažkokius interviu, pakalbėti su jais, ne tik tą klausimyną išsiųsti, bet tada tikrai galima pakviesti kavos, pakalbėti, kaip čia sekasi bendradarbiauti ir tada kažkokią tai dovanėlę duoti. Tada turbūt visi bus patenkinti. Bet nėra vienareikšmiško atsakymų. Būkite atsargus su bendrom nuostatom. Nuo bendrų nuostatų šokam prie konkrečių skaičių. Pagal Gitaną pačios patiktą grafiką, lūkesčiai lemia tik 8% paslaugos kokybės. Ar nemažoka? Jo, man irgi tas pasirodė labai keista. Gal žmonės nesikuria lūkesčių labai? Nežinau. Jo, man irgi labai nustebino šitas, bet tyrimas ne mano, negaliu detaliau komentuoti. Tai gerai, tai natūraliai perinam prie paskutinio klausimo, kuris ir bus galbūt vienas iš atsakymų lūkesčių menkos vertės visame vertinime, nes dauguma prieš priimdami sprendimą eina link loginės smegenų dalies ir daug analizuoja. Tai kokia jūsų nuomonė šiuo metu dėl labai populiarėjančio dirbtinio intelekto? Kiek tai įtakos klientų aptarnavimo sektorių ir klientų patirtį? Čia ta dalis, kuri mūsų vertina informaciją. Jo, čia dabar visi labai kalba ir tikrai labai džiaugiuosi, kad visi pradeda naudot. Čia lyrinis nukrypimas, bet kadangi šiek tiek susijusi ir su atrankų kompanijoje ir panašiai, tai labai geras pasakymas yra, kad dirbtinis intelektas neatims mūsų darbų, tik, žodžiu, atims iš tų žmonių, kurie nenaudoja dirbtinio intelekto. Tai mes tikrai turim naudoti ir visose situacijose. Ir tikrai pagerins šitų chatbotų veiklą, labiau susigaudys ir atsakinės mūsų robotukai. Tikrai mes galim dirbtinį intelektą panaudoti mūsų gražesnių tekstų kūrimui, kažkokių tai laiškų patobulinimui, komunikacijai ir panašiai. Gal dar ne tas lygis, bet ateityje tikrai mūsų laiką taupys. Bet aš turiu labai tvirtą nuomonę, kad klientų patirčiai reikės žmogaus. Mes tą visą dirbtinį intelektą turim turėti kaip mūsų įrankių bagaže, kad mums padėtų, bet tas žmogiškas ryšys jis negali dingti. Niekada tos empatijos mašina nepadarys. Tai naudokim, bet nepamirškim, kad tiek mes, tiek klientai esam žmonės. Tai dėkui, Gitana, tau labai už puikią medžiagą, tikrai naudinga ir sukėlė nemažai auditorijos klausimų. Tai reiškia, buvome stipriai įsitraukę ir dabar paprašysiu pereiti į paskutinę skaidrę, čia kur mano webinaro dalis. Tai ačiū visiems, kad dalyvavote, ačiū už aktyvumą ir kaip visada
mes nesustojam ir duodam jums pažadą, kad po mėnesio susitiksim jau su kalendorių atitinkančia tema, kaip tinkamai pasiruošti kalėdiniam bumui. Tai dėkui, kad buvote su mumis ir iki pasimatymo po mėnesio.